Kristijonas Kilčauskas, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 8B klasės mokinys. Kasmetinių mokyklinių ir rajoninių meninio skaitymo konkursų, lietuvių kalbos olimpiadų nugalėtojas arba prizininkas. 2016-2017 metų rajoninio epistolinio rašinio konkurso nugalėtojas ir respublikinio konkurso dalyvis. Kristijonas užėmė antrąją vietą raštingiausio mokinio konkurso rajoninėme etape 7 klasių mokinių grupėje. Mokinys taip pat yra aktyvus gamtos mylėtojas. Tarptautinio projekto Paukščių palydos 3 etape jaunųjų ornitologų mokslinėje konferencijoje pristatė projektą Raseinių Dubysos regioninėme parke aptinkami ir saugomi paukščiai. Tapo laureatu, todėl buvo pakviestas į šio projekto 4. etapą į mokamąją ekspediciją, kuri vyko Vokietijoje. Tarptautinio projekto Paukščio palydos 3 etape jaunųjų ornitologų mokslinėje konferencijoje pristatė projektą Paukščiai pavasario pranašai ir tapo laureatu. Kartu su ornitologų būreliu parengė ir pristatė projektą Paukščiai Raseinių krašto žmonių gyvenime. Ekologinės iniciatyvos konkurse Ekologiška 2016 skirtame paminėti pasauliniai Žemės dienai. Kristijonas Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos jaunųjų ornitologų būrelio, Lietuvos ornitologų draugijos ir Raseinių rajono kultūros centro šokių kolektyvo Nuotaika narys. Aistė Račaitė, baigusi Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnaziją. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams rajoninio etapo 1 vietos, respublikinių etapų 2 ir 3 vietų laimėtoja. 51-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados respublikinio etapo dalyvė. Kalbų kengūros konkurse lietuvių kalbos kategorijoje Aistė laimėjo sidabrinės kengūros diplomą. Maironio lietuvių literatūros muziejaus organizuotos viktorinos Maironio kūrybinis jubiliejus nugalėtoja. Aistė respublikinio didelio populiarumo sulaukusio projekto Lietuvos tūkstantmečio vaikai dalyvė. 2016 metais už lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą gavo aukščiausią 100 balų įvertinimą. Titas Kačiušis, Raseinių meno mokyklos mokinys, mokytoja Saulė Krečkauskienė. Titas mokosi 7 meno mokyklos klasėje, fortepijono specialybėje. Tai vienas gabiausių ir ryškiausių meno mokyklos mokinių, stebinantis ypač sparčiu tobulėjimu, giliu ir jautriu muzikos suvokimu. Titas Kačiušis 5 ir 6 respublikinių jaunųjų pianistų konkursų 1 vietos laimėtojas. Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso klasikos garsai diplomantas ir laureatas. 1 tarptautinio konkurso konsonansas disonansas dalyvis. 18 nacionalinio Balio dvariono pianistų ir stygininkų konkurso diplomantas. Respublikinių fortepijoninių ansamblių festivalių konkursų Skambinu su draugu dalyvis. Respublikinio kamerinių ansamblių festivalio Karamelė 2 laipsnio diplomantas.
2016 metų 7-ajame Respublikinėme jaunųjų pianistų konkurse Linksmieji pirštukai Titas pelnė patį garbingiausią ir solidžiausią Grand Prix apdovanojimą. Titas ypatingas tuo, kad per labai trumpą laikotarpį pelnė aukščiausius įvertinimus profesionaliosios muzikos srityje, taip garsindamas Raseinių kraštą. Regimantas Tiškus. Ariogalos gimnazijos, Raseinių kūno kultūros ir sporto centro ir Kauno sporto mokyklos Viltis mokinys. Lietuvos jaunių lengvosios atletikos rinktinės ir Kauno sporto klubo Kosma narys. Regimantas Lietuvos rajonų jaunučių pirmenybių šuolio į tolį rungties antrosios ir 100 metrų bėgimo rungties pirmosios vietų laimėtojas. Tarptautinių lengvosios atletikos varžybų Maniežo taurė 200 metrų bėgimo rungties antrosios ir šuolio į tolį rungties pirmosios vietų laimėtojas. Tarptautinių lengvosios atletikos varžybų sprinto diena pirmosios vietos laimėtojas. Lietuvos rajonų jaunių pirmenybių šuolio į tolį rungties pirmosios ir 100 metrų bėgimo rungties antrosios vietų laimėtojas. Lengvosios atletikos jaunių varžybų 60 metrų bėgimo rungties trečiosios, pirmosios ir šuolio į tolį rungties pirmosios vietų bei taurių laimėtojas. Kauno miesto jaunių lengvosios atletikos pirmenybių 100 metrų bėgimo rungties pirmosios, 60 metrų bėgimo rungties trečiosios ir pirmosios vietų laimėtojas. Panevėžio miesto atvirų lengvosios atletikos pirmenybių 100 metrų bėgimo rungties antrosios ir šuolio į tolį rungties pirmosios vietų laimėtojas. Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių finalinių varžybų trečiosios vietos laimėtojas. Monika Lukoševičiūtė. Baigusi Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnaziją. Akcijos beglobiams gyvūnams, per kurią buvo surinkta reikalingų daiktų Linksmakalnio prieglaudoje Penktakoje esantiems keturkojams organizatorė. Benamių gyvūnų prieglaudos Raseiniuose įkūrimo tikslo iniciatorė. Socialinio tinklo Facebook grupės Gyvūnai įkūrėja. Monika kartu su savanoriu Mindaugu Barčausku Raseinių mieste rinko parašus žmonių, kurie pasisako, kad alkoholio kontrolės įstatymas būtų sugriežtintas. Surinkta 700 parašų. Taip pat socialinėme tinkle įkūrė Facebook grupę, kurioje kvietė geros valios žmonės padėti Požėčių kaime gyvenančiai šeimai, kurią ištiko tragedija. Kartu su bendraminčiais aplankė šią šeimą ir nuvežė daug gėrybių surinktų iš žmonių. Monika kartu su viešąja įstaiga Gali ir tu organizuoja įvairiausius pėsčiųjų žygius po visą Lietuvą, skatindami raseiniškius aktyviai ir blaiviai leisti savo laisvalaikį, pažinti Lietuvos gamtą ir jos istorinės vietas. Monika Lukoševičiūtė unikalaus, prasmingo ir didelio atgarsio sulaukusio projekto Misija Sibiras viena iš dalyvių. 2016 m. birželio 14 d. Vilniuje vykusiame renginyje dalyvavo tremtinių pagerbimo akcijoje, kurios metu kartu su Misija Sibiras komanda perskaitė 22 000 žmonių ištremtų į Sibirą vardus ir pavardes. 2016 m. Liepą nukeliavo į tolimą ir atšiaurę Igarką, kur su komanda sutvarkė lietuvių tremtinių kapines, pastatė 9 didžiulius kryžius, susitiko su tremtinių palikuonimis
išgirdo jų istorijas ir pasakojimus, kurie giliai įsirėžė į jų atmintį ir širdis.